Sveiki, brangieji, su jumis laida Kirtis. Prie mikrofono Marius Kundrotas. Šiandienos tema – žmogus ir valstybė. Aiškinsimės, kiek valstybė turėtų dalyvauti žmogaus gyvenime. Kitaip tariant, minimalios valstybės koncepcija prieš aktyvios valstybės modelį. Su mumis tautininkas, socialinių mokslų daktaras Audrius Rudys. Labadiena. Ir filosofijos mokslų daktarė Nida Vasiliauskaitė. Labadiena. Pradėsiu dviem įžvalgomis. Lordas Džonas Aktonas sakė, kuo daugiau valdžios, tuo ji labiau gadina. Bet iš senovės Babilono ateina kita įžvalga. Jei karalius netramdytų stipriųjų, tai jie iškeptų silpnuosius kaip žuvis ant keptuvės. Taigi pradėkime nuo Nidos. Ar valstybei atsisakius savo galių nėra rizikos, kad ims veikti kitos galios – fizinės, socialinės, finansinės ir žmogus taps šių galių auka? Na, čia, manyčiau, nelabai tiksliai iš karto formuluojama, bet taip mes sukuriam tam tikrą fiktyvę dilemą ir tada tarsi bandom užimti pozicijas ten, kur nereikėtų, nes ta minimalios valstybės koncepcija, kurią šiuo atveju simbolizuočiau, nereiškia, kad valstybė turėtų būti kažkokia pasyvi ar neturinti jokių galių, nes tai pozicija, kurioje valstybė neturi jokių galių, būtų veikiau anarchistinė, bet ne liberali ir ne minimalios valstybės. Valstybė reikalinga, ji turi tam tikras funkcijas atlikti, bet veikiau visada žiūrėti, kad nepersistengtų ir neperimtų tų funkcijų, kurias gali geriau atlikti kiti dariniai. Tai nereiškia, kad nereikia įstatymų, tiesiog tokios pozicijos šiaip apskritai niekas negina, nebent rolindamas, tai su jie ir nėra ko diskutuoti. Niekas nesako, kad nereikia įstatymų, kad valstybė turėtų nieko nedaryti, nes taip, tada dėtųsi kažkas tokio, kas dėjosi, tarkime, griūvant valstybėse buvusiai sistemai ir dar neatsiradus naujai 90-aisiais. Taip, tada kyla anomijos, chaoso, nusikalstamumo pavojus ir iškyla visokios kriminalinės grupuotės ir panašus dariniai, bet valstybė, kuri stengiasi tiesiog apsibrėžti ribas, kad štai mes veikiame tik tai šitoj srity, šitų diapazonų ir tik tiek, o nedaugiau. Ji tuo pačiu pripažįsta, kad piliečiai turi galimybės ir jurisdikciją elgtis savo nuožiūrą, jų pačių tiesiogiai, vadinasi, geriau pažįstamoje srity, kad, tarkime, valstybė neturėtų kištis į kažkokį šeimyninį gyvenimą, asmeninį, privatų, taip pat veikiau mažiau reguliuoti negu daugiau verslo santykius, irgi tai nereiškia, kad nieko nedaryti, bet neperkrauti, tarkime, perteklinę biurokratiją, neapsunkinti išplėstų visako koordinavimų, sekimų ir priežiūrą, nelaikyti tų verslo subjektų potencialiais nusikaltėlės, kol jie dar nieko nepadarė ir nėra įtarimo, kad daro, bet priversti aiškintis, kaip pavyzdžiui yra dabar, net norint įsiimti, atsidaryti sąskaitą verslo subjektui banke, pasirodo, reikia perėti visą eilę visokiausių klausimynų, kuris turi įrodyti, kad tu nesi kažkoks iš anksto pasiruošęs kaip nors kenkti. Tai čia būtent tas pavyzdys, ką reiškia priešinga tendencija nei minimalios priežiūros ir kontrolės, bet veikiau plėtimas į maksimalę. Tai paprastai visada yra aiškinama kažkokiais neva gerais tikslais, mes tuo mažinsim nusikalstamumą, mes tuo padidinsim jūsų saugumą ir todėl leiskite mums lysti ten ir ten, bet nei saugumas dėl to padidėja, nei nusikalstamumas sumažėja, o net jei ir. Tai tokia kaina, kad mūsų laisvės, mūsų veikimo galimybių ir virsmo iš piliečių, nes pilietis ir reiškia būtent veikėją, agentą, kuris yra ne tiesiog valdinys, subject, ne valstybės liokajus ar tiesiog gyventojas, bet tam tikras aktyvus, sąmoningas veikėjas. Tai valstybės galių
mažinimas reiškia didinimą pasitikėjimo visais kitais nevalstybiniais daliniais, kurie irgi gali turėti savas tvarkas, savus būdus, kaip jas reguliuoti, tarkime, visokiausios organizacijos, religinės, nevalstybinės, verslo struktūros, visą tai gali veikti ir prižiūrėti savo sritį pagal savo priimtus ir sutartus potvarkius ir įstatymus. Tai tiesiog pasiskirstimas galių valstybėje turėtų būti. Prieš perduodama žodį Audriui, aš dar norėčiau, kad šiek tiek sukonkretintumėte, kaip jūs būtent įsivaizduojate tą minimalią valstybę, ko ji turėtų pirmiausia nedaryti ir ką daryti. Ko jį turėtų nedaryti? Na, grubiai tariant, nelysti į žmonių galvas, virtuves, lovas, neaiškinti jiems, ką skaityti, ką manyti apie tai, ką perskaityti, kokius filmus žiūrėti, kaip auklėti vaikus, kaip su kuo bendrauti, ką rinktis draugais, ką rinktis gyvenimo partneriais ir taip toliau. Tiesiog nelysti į visas tas veiklas, kurias žmonės sutvarko savo nuožiūrą patys vienaip ar kitaip ir neprimesti kažkokios oficialios valstybinės moralės, taip pat neprimesti religinių įsitikinimų piliečiams, tai nereiškia, kad valstybė turėtų būti ateistinė, nes tai irgi įsitikinimų primetimas. Ne, valstybė tiesiog sako, mes gerbėm visas pažiūras šiuo klausimu, sudarom sąlygas piliečiams praktikuoti vienokią ar kitokią religiją arba nepraktikuoti jokios, bet neprimetam, nesusijam tos narystės valstybės sąlygomis, neaiškiname, kad išpažinti kažkokią kitą religiją arba neišpažinti jokios yra grėsmė valstybėje, nacionaliniam saugumui ar buvimas blogų piliečių, žodžiu, nelenda į visą šią manymų ir privataus gyvenimo sritį plačiaja prasme. Na, taip pat nereglamentuoja perteklingais suvaržymais, smulkmeniškais, tarkime, bet čia jau gilinimasis į konkrečius dalykus, bet tarkime kažkoks reikalavimas pateisinti kiekvieną savo žingsnį ataskaitą, nevasakant, kad tai prevencija korupcijos ir panašiai, tiek įvairiuose administracinėse struktūrose, tiek versle, tai realiai paralyžuoja veiklą ir laiko visus įtampoje, gąsdina ir taip pat verčia jaustis bejėgiais, nieko negalinčiais, nuolat reikalingais pasiteisinimo ir nuolat stovinčiais toj valdžios ir grėsminga tampančios valstybės akistatoj. Taip valstybė iš tam tikro gėrio tampa pakankamai monstrišku blogiu, kuris tiesiog tarsi sukaustų savo čiuptuvais kiekvieną veiklą ir reikalauja pasiteisinti už tai, kad jie užsiimė arba už tai, kad neužsiimė, galų galio tiesiog už tai, kad esi būtent toks ir gyveni. O ką jį turėtų daryti, tai kiekviena šiaip jau minimali valstybė turi įstatymų korpusą, baudžiamąjį kodeksą, kurio laikymą prižiūri, egzistuoja vykdomoji valdžia ir jos užtikrinimo institucijos. Na, tai tokiais atvejais, jei piliečių interesai susikerta, jie turi būti kažkaip teisiškai sprendžiami pagal galiojančius įstatymus. Čia įstoja valstybė, prižiūri, kad jie nelaužytų sutarčių, vienos grupės kitų sąskaitą nesielgtų kaip nors neadekvačiai ir priešingai teisėtiems lūkesčiams ir panašiai. Valstybė yra tokiu atveju matoma kaip koordinuojanti bendras gyvenimo sąlygas tiek, kiek žmonės valstybėje yra turintys bendrų interesų, nes jie yra būtent vienos valstybės piliečiai. Tai yra šis tas, bet tai nedaug, nes kiek mes turim bendro kaip valstybės piliečiai, kas mus skiria. Skiria gerokai daugiau dalykų, bet tai, kas vis dėlto sieja mus į valstybę, tie bendri interesai, jie ir turėtų būti valstybės prižiūrėjami. Tarkime, nėra mūsų bendras interesas, viena religija, viena moralė, vienas gyvenimo būdas, bet bendras interesas, pavyzdžiui, valstybės saugumas,
arba sąlygų sudarimas susimti savo pragyvenimui reikalingą veiklą, bendras interesas, įvairūs tokie dalykai kaip, tarkime, kelių infrastruktūra ir jos užtikrinimas ir panašiai. Čia gal tas smulkmenas neverta leistis. Taip, Audriui tas pats klausimas, ką valstybė turėtų daryti ir ko ji neturėtų daryti? Aš turbūt esu priverstas sutikti su pagrindinė Nidos tezė. Ta prasme, kad valstybė, kada jinai absoliutizuojama, jos galios per didelis, savaime, aišku, tai yra visuomeniai kančia, našta, trukdis visuomenės progresui. Bet iš kitos pusės, jeigu pasižiūrėsi, kad valstybė iš viso apsiriboja tik tai kažkokių bendro elgesio normų formavimų ir priežiūrą, tai irgi tada visuomenėje bus didelės problemos. Reiškia, turėtumėm siekti, galbūt ne kažkokio vidurinio taško, sakykime, bet kažkokio koridoriaus, kurio viena riba būtų arčiau negu visiškas valstybės dominavimas, o kita riba būtų arčiau visiško valstybės nesikišimo į visas gyvenimo sferas, kurias Nida įvardijo. Tai, sakyčiau, diskusijos mes, aišku, neprieisim jokios sprendiminio dalyko, bet apsibrėžti, kad tai yra kažkoks koridorius, kuriame geriausia būtų, kad būtų balansuojama valstybės kaip visų piliečių arba didžiosios piliečių dalies nuomonių, interesų išraiškos ir valstybės kaip atskirų individų interesų absoliučios garantijos. Kažkaip tame koridoriuje turėtų būti derinama. Ir kodėl aš kalbu apie koridorių? Todėl, kad tam tikrose visuomenės raidos etapuose matyt poreikiai tam, kad visuomenė nesustinktų, nesustabarėtų ir galų gale ne visai vienoda. Nes, sakykime, valstybės aktyvus dalyvavimas sprendžiant tokią ekonominę problemą, pavyzdžiui, kaip geležinkelių tiesimas. Valstybė daugelėje valstybių labai daug reguliavo ir investavo savo laiku 19 amžiuje į geležinkelių statybą. Tiesimą. Ir tai buvo tikrai geras dalykas, nežiūrint, kad ėjo per atskirų interesų, žmonių interesus labai skaudžiai. Kai atiminėjo žemę arba išpirkinėjo žemę neadekvačiomis kainomis, tą mes irgi turime. Arba tiesiog kai kuriuose valstybėse, pavyzdžiui, kaip Rusijoje, išvis buvo nubrėžiama linija ir pasakyta, viskas čia yra valstybės paimama žemė ir jūs žinokite, kaip norite. Tai reiškia šičia, bet iš kitos pusės tai davė labai galingą postumį ir pirmiausia gamybos jėgoms, o iš to ir gyvenimo lygio kėlimui, iš to ir visuomenės progresui. Tai štai reiškia, pateiksiu pavyzdį, bet dabar iš kitos pusės, jeigu pradeda valstybės stipriai riboti atskirų žmonių, atskirų visuomenės grupių pasireiškimus, kurie galbūt valdantiems valstybėje naudojantiems jos gali atrodo nereikalingi, žalingi, prieštaringi ar panašiai, tai irgi stabdomas progresas. Ir mes istorijoje galime rasti tokių pavyzdžių labai daug, kada valstybė, pavyzdžiui, imkim pačią tokią vieną iš pažangiausių savo laikų kolonijinių valstybių Ispaniją. Kai joje įsigalėjo dominavimas labai ryškus vienos religijos ir vienos karališkos šeimos ir aristokratijos, tai faktiškai jinai sustojo. Ir jeigu 16 amžiuje jinai buvo labai galinga, 17 amžiuje jinai vis tiek buvo pasaulinė galybė, tai 18 amžiuje jinai jau nunyko. Ir ten liko žmonės, tam tikri sluoksniai labai turtingi, bet masiškai žmonės skurdžiai gyveno. Ir iki šiol Ispanija negali susilyginti su Didžiąja Britanija arba Vokietija šiuo metu. Tai reiškia, šitą surasti balansą, galbūt mes šiandien ir truputį padiskutuosim
nežinau, Mariau, ką tu esi klausimų formą sugalvojęs, bet kol kas aš turbūt apsiribosiu, kad nereikia kalbėti apie minimalią valstybę, nereikia kalbėti apie maksimalias valstybės galias, nes kiekvienas kraštutinumas yra blogai. Mes turėtumėm surasti bendrą nuomonę, jeigu mums pavyks sueiti, kad yra tam tikros ribos, kuriuose valstybės dar ne per daug tiek, kad jinai stelbtų asmeninius interesus, bet kartu ne tiek mažai, kad jinai galų gale taptų savo pačios priešybę. Na dabar pasakysiu, kas mane labiausiai baugina. Vat kalbant šitą temą, kažkaip prisimenu tokį teoretiką Zygmuntą Baumaną. Ir nežiūrint to, kad pats esu dešiniųjų pažiūrų, Baumanas yra kairysis, buvo jau dabar kairysis. Ir, maža to dar buvo ir sovietinių represinių struktūrų dalyvis. Tačiau jis iškėlė vieną labai opę problemą. Jisai kalbėjo apie tai, kad būtent valstybė yra ta institucija, kurioje yra atstovaujama piliečių valia. Tuo tarpu dabar mes matome, kaip valstybės galios traukiasi ir tos valstybės tarsi vietą užima didysis kapitalas, transnacionalinis dažnai kapitalas, bet taip pat tai turbūt galioja kažkiek ir vietiniam, jeigu jis tampa ypatingai stambus. Ir tenais piliečio valia jau nėra atstovaujama. Kapitalas tada gali išnaudoti darbo jėgą, užsivežti svetimos darbo jėgos, taip sukurdama socialinių ir kultūrinių problemų, gali betodariškai išnaudoti gamtą, nes jis tiesiog tampa niekam nebe atsakingas. Tai gal pradėkime nuo Nidos, kaip jūs matytumėte sprendimą šito kapitalo diktato, kuris turbūt sutiksite, nėra mažiau pavojingas negu totalitarinės valstybės diktatas. Tai be abejo įvairios transnacionalinės korporacijos, šiaip jau kaip tas pats Baumanas sako, jos nacionalinę valstybę paverčia vietinę lokalią policijos nuovadą prižiūrinčią kapitalo interesus. Jis kalba būtent apie situaciją, kad mes esame būklėje bemaž dezintegravimuose tų nacionalinių valstybių, tik tai čia pirmiausia, patikslint turbūt reikia, kad valstybė savaime kaip valstybė nereiškia būtinai piliečių valios atstovavimo. Mes taip matom demokratinę liberalią valstybę, kad ji tokia turėtų būti ir tokios norime, bet valstybė, tai paties Baumano apibrėžimas yra, kad tai yra tiesiog galios monopolis tvarkyti tam tikrą teritoriją, teritorijos ruožą. Štai ir viskas. Tiesiog jeigu egzistuoja tam tikra organizuota struktūra, kuri visiškai kontroliuoja tam tikrą teritoriją, tai štai mes turime ir valstybę. O ką jį dar gali padaryti, arba kuo dar virsti, arba ką reiškia ta galia, iš ko įkyla, iš piliečių balsavimo, pavyzdžiui, iš piliečių pasitikėjimo, arba jį galbūt yra tiesiog primesta kažkokiu iš pradžių kriminaliniu būdu pradėjusių savo veiklą struktūrų, čia jau kitas klausimas. Valstybė savaime nebūtinai reiškia, kad ten gyvenantys piliečiai kaip nors aktyviai remia valdžią, bet gali būti, kad jie ją remia tiesiog ekscelencijų ištylėjimo, matydami, kad nėra kitos organizuotos jėgos, kuri priverstų savęs klausyti, yra tik ši ir ką darysi, tenka klausyti. Toks neretai nutinka modelis ir šiuo atveju esam situacijų, kai vietoj nacionalinių struktūrų tiesiog tą patį daro įvairios multinacionalinės, transnacionalinės kapitalo korporacijų pavidalo, bet daro tą patį, ką darė šio tipo minimalistiškai, ne liberalizmo prasme minimalistiškai, bet ta prasme valstybė apibrėžta minimaliai kaip vien galios monopolis, nesigilinant daugiau į nieką kitą, iš ko jis kyla, ką jis reiškia, kiek jis laikomas teisėtų ir taip toliau. Tai čia, sakyčiau, tos kapitalo tendencijos, jos daro, dezintegruodamos valstybę, tą patį, ką gali, pavyzdžiui, joms nesant daryti ir kokia nors brutali lokali valstybė. Čia nėra, kaip, tarkime, prieš 30 metų tas iškilo nepriklausomybės klausimas ir dažnai jis būdavo eskaluojamas, vaizduojant, kad
kad tarsi sukuriant įspūdį, kad nacionalinė valstybė tai yra savaime kažkas nerepresyvaus, bet taip nebūtinai gali būti, taip gali būti, gali nebūti. Tai taip ir jos nesant irgi gali tai reikšti, kad tiesiog egzistuoja kažkoks būvis niekaip smulkmeniškai neprižiūrimas nieko, nei tos lokalios policijos nuovados, nei kažkokių nacionalinių jėgų, bet veikiau esamųjų situacijų matom, kad tos trans tendencijos jos kaip tik siekia tapti kažkuo panašiu į globalią valstybę arba bent jau transnacionalinę valstybę. Aš tiesiog sakyčiau, kad nematau skirtumo didelio esminio, principinio tarp galimo totalitarizmo potencialaus, kontrolės plėtimo, to maksimalaus kišimosi visą kur, kurį gali primesti tos nevalstybinės, bet peržengiančios įvairiausių valstybių ribas ir iš kapitalo interesų kylančios jėgos. Ir tokio paties veikimo lokalių būdų jis irgi galimas, tik tai skirtumas tas, kad lokalų yra lengviau kur kas lokaliai įveikti. Tarkime, jeigu susikuria kažkokia totalitarinė viską kontroliuojanti valstybė tam tikroje teritorijoje, tam tikroje šalyje, tai ta teritorija, ta šalis, ta nacija gali iš principo tikėtis jos lengviau atsikratyti ar kažką pakeisti, negu kai ji yra tiesiog dalis gerokai platesnio analogiškai veikiančio mechanizmo. Tai blogiau be abejo, kai tokie dalykai likviduoja valstybės ir jas ima šokdinti. Kaip padaryti, ką galima padaryti tokioje situacijoje, tarkime, bandyti atplėšti valstybę iš šito tinklo atgal, atsitverti tam tikrų mastų, sakyti, kad nepaisant visų transnacionalinių politinių jėgų, mes čia tiesiog bandome iškovoti tam tikrą autonomiją, nedalyvauti, kiek tai įmanoma, žodžiu, valstybės rimomis bandyti gintis, galbūt įmanoma. Audriau, paties sprendimai? Užmiršau klausimą. Prisiminiau šitą. Tai, Mariau, tu palėtei vieną iš tų aspektų, kur, kaip čia dabar pasakyti tiksliau, kaip minimalios valstybės, ėjimas prie minimalios valstybės duoda priešingą rezultatą, tai yra padaro žmogaus gyvenimą dar labiau priklausomą nuo kitų. Čia nesutikčiau, kad ėjimas nuo minimalios kažkaip atsakingas. Tikrai ne dėl to. Ne nuo, bet į. Ne, tikrai taip nutiko, ne dėl to, kad valstybės funkcijos suminimaliai, jos išsiplėtė. Aš atsiprašau. Galėsime paimti labai paprastą dalyką. Mano akyse pats akivaizdžiausias pavyzdys yra Rusija. 91 metais Rusijos valstybės galios buvo praktiškai eliminuotos, todėl kad įvykstant tai tokiai negerai, arba taip, neracionaliai privatizacijai valstybinio turto, susiformavo grupuotės didžiulės, kurios sukoncentravo tokius išteklius, kad dabar aš tiksliai neatsimenu skaičiaus, bet apie 80 keli procentai turto priklausė nepilnam 10% šeimų. Ir tas įvyko per labai trumpą laikotarpį. Reiškia, kitaip sakant, valstybė jau nebegalėjo elgtis taip, kad naudinga būtų didžiajai daliai gyventojų. O rezultatas koks? Tam tikra grupuotė, arba tam tikros kelios grupuotės, jos užvaldė valstybę ir pavertė ją savo tarnaitę. O dabar mes matom jau kraštutinį šito pasireiškimą. Tai reiškia, kitaip sakant, ten totalitarizmas, pavadinkim taip, jau net viršijantis autoritarizmą. Kitaip sakant, kada reguliuojamas piliečių gyvenimas, galim sakyti, vos ne maksimaliai. Jeigu žmogus už patiktuko pastatymą gauna 4 metus.
Tai įsivaizduokit, kokia ta valstybė pasidarė būtent per tai, kad savo laiku apie 2-3 metų jinai buvo minimalistinė, jos beveik nebuvo. Ne, aš nesutikčiau, kad tai kaip nors siejasi kokiu nors priežastiniu ryšiu ir kad pirmiausia, kad Rusijoje kada nors buvo minimali valstybė liberalizmo prasme. Mes čia kalbam apie skirtingus dalykus. Pirmiausia, dėl to turto pasiskirstimo, tai galioja ne tik Rusija, tai galioja Jungtinėms Amerikos valstijoms dar labiau. Kalba eina apie tai, kad 2 ar 1% turtingiausių amerikiečių valdo 90% bendrųjų išteklių. Tai Rusija čia nieko neišskirtinė, bet ta situacija 90-ųjų Rusijoje tai yra ne, kad ten buvo sukurta liberali, minimali valstybė, bet kad tai buvo anomijos metas. Mes kažkodėl čia dabar linkę painioti liberalų gerai veikiantį minimalios valstybės modelį su tiesiog valstybės silpnumu, destrukcija ir negalėjimu veikti. Būtent tai buvo Rusijoje. Tiesiog byrėjimas esamos tvarkos, neįsisteigimas naujos, tai nėra minimali valstybė, tai yra tiesiog ankstesnės valstybės krachas ir iš to kracho griuvėsių taip atsirado oligarchai. Taip, neliko valstybės, reiškia, valstybė liko, kaip sakant, liko valstybės griuvėsiai, tai yra ji beveik neveikia. Tai nėra minimali valstybė. Ne. Tai nėra jos tiesiog galios, jos įtakos minimalios. Ne, tiesiog, galima pasitikrinti enciklopedinį apibrėžimą, kas yra minimal state. Minimal state yra tam tikras specialus terminas iš politinės filosofijos, politinio liberalizmo ir jis reiškia ne valstybės griuvėsius. Joks pasaulyje liberalas niekada nemanė, kad reikia sugriauti valstybę ir būti tokioje būklėje, kur tiesiog vieni įstatymai veikia, kiti neveikia, treti nežinia, kaip vyksta chaosas, plėšimai, reketas ir staiga toje būklėje. Aš atsiprašau, nutrauksiu, kad nepabėgtų mintis. Aš nekalbu apie liberalių teorijų ir liberalių mokslininkų ir liberaliai įsitikinusių žmonių norų. Aš kalbu apie pasekmes. Kada kai jų norai pasireiškia net galbūt prieš jų pačių valią, kada valstybės kaip tokios beveik neliko, tai jinai po to atsikūrė su tokia galia, kad liberalų Rusijoje dabar kaip politinės jėgos, ne jėgos, kaip politinės srovės, kaip politinės visuomenės dalies praktiškai neliko, galinčios pasireikšti. Tai yra savo prieštaravimas. Dabar žiūrėkit toliau kitas dalykas, kitas procesas. Sakykime, kada 14 metais į Europą plūstelėjo baisus Sirijos, ar 15 metais, atsiprašau, Sirijos, Turkijos kurdų, Etiopijos, Eritrėjos ir taip toliau srautas. Prisimenat, kada į Europos Sąjungą apie virš milijono imigravo per trumpą laiką. Taip? Tai liberaliai nusiteikę visuomenės atstovai, tame tarp ir Lietuvoje, stovėjo su plakatais "Welcome", jūs laukiami, jūs daromi. O kas paskui darosi? O paskui galbūt prisimenat naujametinės naktį prie Kelno katedros. O ką tai reiškia? O tai reiškia, kad pakankamai liberali visuomenės dalis, kuri siekia minimalizuoti valstybės galias, jinai prisikviečia arba įsileidžia mases žmonių tų, kurių ideologija yra sunaikinti tuos pačius, kuriuos jie kviečia. Kodėl? Todėl, kad tie patys žmonės, kurie demonstravo čia prie Kudirkos, aikštėje, kad, kaip minėjau, sveikinam, jūs ten ateinat, mes jūsų laukiam ir taip toliau ir panašiai. Nemaža jų dalis ir yra tie, kurie sako, kad nesikiškite mano lovą, nesikiškite mano šeimyninius santykius, nesikiškite dar kažkur. O pabėgėlių masė ateina tie, kurie kaip tik ir atsineša ideologiją, daugiausia reguliuojančią šituos dalykus, griežčiausiai reglamentuojančius. Reiškia, jie, realizuodami savo liberalius įsitikinimus, jie praktiškai sudaro sąlygas ateityje, po kažkurio laiko, galbūt labai sunkioje kovoje ir išlaikyti, o galbūt ir prarasti galimybę realizuoti savo arba savo vaikų panašius įsitikinimus.
Čia mes kalbam iš tikrųjų apie labai skirtingus procesus ir skirtingus dalykus, tiesiog pasiduodami va tokią žurnalistinę tendenciją suplakti į vieną. Aš tada paklausčiau, jūs manote, kad mus dabar šiuo metu Lietuvą valdo kas liberalai? Jūs taip manot? Minimalios valstybės šalininkai? Aš palaukit, esu įsitikinęs, kad nuo 92 metų, nesvarbu kokie politinių partijų pavadinimai, visą laiką valdė liberalai. Na, tada mes visiškai priešingai matom situaciją. Aš manau, gerai. kad Lietuvoje liberalų partijos nei vienos nebuvo iki šiol nevaldė. Partijos gali nesvarbu pavadinimo būti, bet valdė visada liberalai. Ne. Nu, jūs atleiskit, Šleževičius liberalas ar neliberalas? Ne. Lubys liberalas ar neliberalas? Mano akimi žiūrint, jie yra idėjiniai liberalai. Aš jau nebekalbu apie tokius asmenis kaip prezidentus, kurie iki šiol buvo, kaip Brazauskas pasakė, kad kas tai yra liberalizmas. Šiuo metu mes turim beprecedentiškai išsiplėtusią valstybės kontrolę visam kam ir faktiškai įvykusi kūdėta valstybės perversmą tylų. Tai yra valstybės nusitrynę visos pagrindinės funkcijos, susilieja į vieną vykdomo įstatymų leidimo valdžią ir prezidentūrą ir visagalė konservatorių ir laisvės kabutėse, būtent neatsitiktinai kabutėse partija daro viską, kad laisvės mums būtų mažiau. Taigi mes esam maksimalėjančios valstybės situacijų ir nesvarbu, kaip šie žmonės vadinasi, jie gali save vadinti konservatoriais ir griauti visą paveldą, gali vadinti liberalais ir naikinti. Ne, nėra liberalai. Nėra. Jo, gerai, jeigu galima tada dar vieną dalyką dėl Lietuvos valstybės būklės šiuo metu, aš asmeniškai manau, kad dabar Lietuvos valstybės kaip valstybės liko tiek mažai. Nu, kad dar yra, bet liko mažai. Tikrai labai mažai. Kodėl? Todėl, kad valstybingumo suverenitetas persikėlė truputį kitur. Iš vienos pusės jisai persikėlė tiesiog į Briuselį, kita dalis persikėlė į įvairias vietas, kur yra, kaip jau mūsų minėtos, transnacionalinių korporacijų būstinės. Čia galima sutikti, kad Lietuvos suverenitetas gerokai sumažėjo ir šia prasme suprastos Lietuvos kaip valstybės pamažėjo, bet ne valstybės apskritai. Tiesiog galios centrai persikėlė iš Vilniaus į kažkur kitur. Mūsų valdančios politinės figūros nei save valdo, nei yra realiai deleguotos Lietuvos gyventojų. Jie sąmoningai deklaruoja, kad mes esame visai kitur reziduojančių, visai kitų galios centrų statutiniai satelitai. Mūsų nuomonė su jumis absoliučiai sutampa. Tai šiuo atveju sutampa, bet aš sakyčiau, tai ką jie daro, yra valstybės, tik ne Lietuvos valstybės, ta prasme, kuri čia mums brangi, bet tai yra valstybės galių plėtimas, tiesiog valstybinių struktūrų, ne kažkokių privačių, bet valstybinių šiuo atveju. Tai praktiškai mes dabar prieinam prie tokio kaip ir bendro, kad valstybingumo lygiai yra truputį skirtingi. Ir dabar Lietuva jau yra ne kaip valstybė, visai suvereni, kuri išreiškia savo ir tik savo piliečių, sakykime, bendrą atstovaujamąją nuomonę, ar jinai vis didelės dalies, ar mažesnės dalies, ar dar kaip nors, bet vis tiek savo piliečių nuomonę. Ir kitas dar tik tai sutartiniais reikalais, bet kada mes į Konstituciją įsivedėm nuostatą, kad ES sprendimai ir turi pirmenybę prieš mūsų, kad tarptautinės sutartys, jos turi pirmenybę prieš mūsų. Kodėl? Todėl, kad tarptautinę sutartį pasirašyti užtenka ratifikuoti Seime, o tuo tarpu Konstituciją, tam, kad pakeistum, reikia referendumo tautos. Tai reiškia, šiuo atveju, jūs teisingai pasakėt, taip, tam tikras perversmas įvyko, mūsų valstybė nebėra pilna vertė valstybė. Dėl to mes dabar ir turėtumėm suderinti. Ar mes kalbam apie valstybę kaip tokią apskritai, nes kalbant apie jokius lygius, ar mes kalbame apie Lietuvos valstybę. Nes čia truputį galbūt skirtingos savokos, skirtingi lygiai. Gal aš ir sutikčiau, kad taip dabar ES, norėdama įsivalstybinti, nes jinai irgi dar nėra tikra valstybė, bet norėdama tapti tikra valstybė, jinai iš vienos pusės turi periminėti, spausti šalis perimti iš jų galias, valstybės, ne šalis, valstybės, dalį jų galių, o iš kitos pusės jinai kontroliuoti nori
kaip galima platesnius, padaryti savo lengvesnį šitą Taip, Europos procesą. Sąjunga tiesiog tam tikros iš pradžių prisistačiusios formale ir visiškai tarsi mažai kaip saistančia ir įgalinančia suverenitetą struktūra iš tikrųjų ima tapti naikinančia suverenitetą ir virstančia tam tikrą mega valstybę ar hipervalstybę, kuri suvalgytų ir sumaltų tarpusavyje panaikindama suverenitetus visas savo nares. Jis stengiasi tapti ne valstybė, bet valstybė, būtent valstybė, tik valstybė mūsų sąskaita. Čia kalba eina tuomet apie kitos valstybės prezenciją mūsų šalyje, kuri nelabai yra mūsų. Vat Lietuvos kaip tokios suverenitetas yra smarkiai sunaikintas ir esami politikai, jie atvirai dažnai ciniškai deklaruoja, kad mums tiesą sakant visai nerūpi, ką mano mūsų rinkėjai, nes net nuo rinkėjų priklauso, ar mes čia sėdėsime. Todėl jie gali ignoruoti viešą nuomonę, gali ją falsifikuoti, gali ignoruoti mitingus, nes jiems rūpi, ar gerai jie atrodys kažkokiuose tarptautinėse ataskaitose ir ar patiks savo šeimininkams, paprastai tariant, jiems tai rūpi. Bet tai nereiškia, kad jie laisvi arba kad jie ne valstybės, tik kitos valstybės, ne Lietuvos šiuo atveju sraigtelė. Aš norėčiau truputėlį konceptualizuoti mūsų tolesnę diskusiją, nes mes čia truputėlį viena vertus įsivėlėme į ginčą, kas yra liberalai ir kas nėra, tai yra ginčas dėl sąvokų ir manau, kad šitam ginčiui galbūt reikėtų net ne vienos laidos, čia iš tiesų monografijų klausimas ir sąvokų, ginčiai dėl sąvokų jie iš tikrųjų trunka jau ne vieną šimtmetį. Kita vertus mes įsivėlėme dabar į klausimą apie valstybių lygius, kur yra transnacionalinė valstybė ir kur yra nacionalinė. Bet man norėtųsi grįžti prie to klausimo. Čia jūs labai gražiai, Nida, priminėte Zigmanto Baumano tokią sąvoką kaip vietinė policijos nuovada. Iš tikrųjų mes matome, kaip šiuo metu valstybė abstrakčiuoju lygiu jau realizuoja ne piliečių valią prieš kažkokias kitas galias, bet atstovauja tam tikroms galioms prieš savo piliečius. Tai norėtųsi ir truputėlį išskleisti šitą klausimą apie tą atvejį, kai karalius netramdo stipriųjų ir tie stiprieji kepa silpnuosius kaip žuvis ant keptuvės. Ar pačiame liberalizme, kurio kūrėjų, aš tikiu, buvo pakankamai nuoširdžių žmonių idealistų siekiančių gėrio, ar pačiame liberalizme nėra iš dalies tai ir užprogramuota. Ir iš karto pridursiu prie to socialinio ekonominio aspekto, dar ir kultūrinį aspektą. Dabar matėme du konkrečius pavyzdžius. Vienas pavyzdys iš Jungtinės karalystės, kitas pavyzdys iš Maltos. Jungtinėje karalystėje buvo nuteistas krikščionis, ar tai šiuo metu teisiamas, ar tai jau nuteistas, dabar negalėčiau pasakyti labai konkrečiai, bet buvo tokia sankcija krikščioniui, kuris meldėsi dėl abortuotų vaikų. Žodžiu, tiek buvo įtvirtinta ta teisė į abortą, kad jau net yra neįmanoma išsakyti net ir kažkokios tylios kritikos ar kažkokios kitokios pozicijos, kad galbūt tam tikrai daliai visuomenės nėra priimtinas negimusių kūdikių žudymas. Ir kitas pavyzdys iš Maltos. Ten šiuo metu yra iškelta byla jaunuoliui, kuris buvo praktikuojantis homoseksualas ir šiuo metu yra atsivertęs į krikščionybę ir palikęs savo homoseksualų gyvenimo būdą. Tai sakysim, šiuo atveju vien tik tai už tą vadinamą konversijos terapijos tokį, net ne propagavimą, bet paliudijimą, žmogus yra tampamas po teismus. Tai ar iš tikrųjų nėra čia prieštaringumo pačioje laisvės sąvokoje, kai vienų žmonių laisvės pradedamos ginti taip stipriai, kad kitiems žmonėms tos laisvės nebelieka? Pradėkim nuo Nidos. Man atrodo, visa tai, kas čia įvyko ir tie pavyzdžiai minėti, jie nėra kažkoks savaiminis procesas, kylantis iš kokios nors vidinės liberalizmo logikos. Žmonės, kurie tą aktyviai verčia realybę, nėra jie jokie idėjiniai liberalai, jie cinikai, gudrus cinikai arba naivuoliai, kuriais tie cinikai manipuliuoja. Tarkime, taip teisė į abortą būtų liberali iš principo tam tikrom sąlygom, bet teisė melstis prieš abortą ar bet ką irgi yra liberali teisė.
teisė. Tai tas, kas bando vieną užgniaužti, vieną ginti kitą, užgniauždamas jis nesielgia kaip liberalas, jis veikiau elgiasi kaip manipuliatorius, kuris pasinaudoja tam tikrų susikloščiusių ar tariamai susikloščiusių status quo, kad tai štai, tarkime, visuomenė, pavyzdžiui, palaiko tą teisę į abortą ar dar ką nors ir tada sako, gerai, mes tada imsime ginti šią teisę, užgniauždami visų kitų teisės pamažu. Čia yra pastangos manipuliuoti įvairiom gyventojų grupėm, kiršinant vienas prieš kitas ir apsimetant, kad ginamos kokios nors pažeidžiamos mažumos teisės arba tam tikros interesų grupės laisvės, iš tikrųjų gniaužti visų kitų laisvės, taip pat ir tos, kurią buvo apsimetama, kad norima ginti. Visi tie, kurie garsiai gina, pavyzdžiui, LGBT teises, nuo tos pačios konversijos terapijos, jiems mažiausiai rūpi LGBT, čia garantuoju, tiesiog galiu lažintis iš vyno dėžės. Jiems, aš pažįstu daugelį tų veikėjų, žinau, kad jie nieko, jie pirmutiniai paaukotų tas pačias LGBT teisės, nėra, kad jiems rūpi šios teisės ir jie dėl jų mindo likusios visuomenės dalies teisės, jie mindo kitos visuomenės dalies teisės pirmiausia, nes tai galima gražiai prasukti esamoje situacijoje, kaip ne tiesiog mindymą, niekas nepasakys, labai diena, aš noriu būti diktatorius, nesakys, prisistatys kaip diktatorius ir totalitaras, bandydamas apsimesti gynėjų demokratijos iš principo. Tai štai kas čia vyksta. Jie apsimeta gynėjas, šiuo atveju LGBT, moterų, pabėgėlių, dar ko nors, norėdami išsiprašyti vis didesnius įgaliojimus iš pradžių, išmušdami konsensusą ir pritarimą, kad galima, vadinasi, tada represuoti tuos tikrus ar tariamus rasistus, homofobus, dar kažką kaip tam tikrą nepriimtiną visuomenės dalį, o tada jie mielai tą patį pritaiko ir tiems savo tariamiems ginamiesiems, kuriais tiesiog manipuliuoja. Čia nėra, kad tai kiltų iš kokių nors vidinių liberalizmo prieštaravimų. Aš manyčiau, to liberalizmo niekada jokių grynų įtvirtintų bent kiek rimtesnių pavydalų niekur nebuvo. Kalba eina veikiau apie tokį procesą, kaip yra tam terminas naudojamas jau nuo kokių 90-ųjų mažiausiai refeodalizacija. Kad vyksta refeodalizacija, įsteigimas naujojo feodalizmo. Iš esmės, tas Donelaičio Pričkus, prižiūrintis pono vardu baudžiauninkus, jis turbūt atsirado ne todėl, kad iš didelės visuotinės laisvės ir lygybės, bet todėl, kad jis buvo ten paskirtas. Tai vyksta pastanga kaip piliečius, laikančius savus laisvais, lygiais ir turinčiais balsą valstybėje ir manančius, kad valstybės pareigūnai ir institucijos jiems atsakingos, tas šiuolaikinis status quo oficialusis, kuris realiai virsta karikatūra. Kaip paversti šiuos piliečius realiai vėl kažkuo panašių į trečiąjį luomą viduramžiais tam tikrą prasme, kaip iš jų atimti bet kokią politinę galią, kaip juos priversti nutilti. Tai sakyčiau, kad tiesiog tos suinteresuotos, turinčios galios, resursų ir atitinkamų idėjų struktūros, peržengiančios paprastai valstybių ribas ir sugebančios kontroliuoti nacionalinės policijos nuovadas, kartais tam tikrų mastų jos siekia pertvarkyti šį bendrą politinį status quo. Tiesiog demokratija neatėjo amžiams, niekada tiesą sakant per daug neatėjo, kaip ir ta pasakėlė nuo 30 metų mums pasakojama po sovietinio bloko žlugimo, kad štai dabar visur demokratijos įsitvirtins, nieko panašaus. Tiesiog arba kad vakarietiškas visuomenės buvo kažkokio specifinio mentalitetų ir specifiškai laisvę mylinčios. Nieko panašaus, ten tų demokratijų, kaip žinom, ne vieno iš vakarų šalių bent kiek ilgiau beveik nebuvo. Ir todėl nieko keisto, kad tai, kas dabar vyksta. Aš būtent grįžčiau prie tezės, kad tai ne liberalizmas dėl to kaltas ir ne savaime tai nutiko. Tai yra veikiau pastangos nieko bendro su jokiam liberaliom idėjom neturinčių žmonių įgyti kuo daugiau galios ir pasiekti, kad iš pradžių manipuliuojant tuo esamu demokratiniu, pavadinkim, mentalitetu, kaip nepastebimai žingsnis po žingsnio paversti į savo priešybę, o tada jau, kai bus praktiškai visi žingsniai nueiti, kaip likviduoti galop ir oficialiai, kaip padaryti, kad to nebebūtų. Tarkim, čia prieš savaitę gal Seime mūsų yra toks Seimo ateities komitetas, buvo diskusija pasikvietus įvairius mūsų politologus ir Seimo narius apie tai, kaip
jie maždaug atvirai sako, demokratija atgyveno, demokratija netitinka mūsų laiko iššūkių, na galbūt reikėtų galvoti apie tai, kaip ją kažkuo pakeisti, jie taip truputį atsargiai, bet pakankamai aiškiai sako, ką jie nori iš tikrųjų padaryti. Tai turbūt ne dėl to, kad jie per daug demokratai ir nepastebėjo. Audriau? Tai čia ir visą laiką vyksta tam tikras judėjimas tame koridoriuje, sakyčiau, tarp valstybės kaip maksimalistinės galios ir valstybės kaip jos beveik, minimalistinės, pavadinkim taip, minimalių galių, kad jinai tik kaip yra naktinis sargas ir daugiau niekas. Tai aš sutinku su tuo, kad tokia ideali demokratija, kokią, kaip čia pasakius, kokią galima surasti XIX amžiaus mąstytojų veikaluose, ji, kaip sakant, gali būti tam tikrų metų siektina ir į jos pusę eiti ir einama, ir buvo einama, ir aš neabejoju, kad atskirais etapais Europos daugelį tų pažangių, pavadinkim, valstybių, jose buvo tikra demokratija, kuri per tam tikrą laiką įvykus procesam tolimesnio liberalizavimo suteikė daugiau galios atskirom grupėm ir liberalizmo teorijos buvo panaudojamos faktiškai kitiem dalykam, priešingiam. Pavyzdžiui, sakykime, žodis Romas, ką jisai reiškia? Aš žinau pagal lietuvių šitą didįjį lietuvių kalbos žodyną, kad jis reiškia arba vardą, arba gėrimą daromą iš cukranendrių. Taip? Lietuvoje visada buvo savoka čigonas. Nuo tada, kada jie čia atsirado. Jie atėjo iš rytų į Lietuvą ir atsinešė, ten jiems suteiktą pavadinimą. Taip? Bet dabar dėl to, kad kai kuri dalis čigonų tautybę turinčių žmonių elgiasi, kaip sakykime, pažeisdama kai kurios kriminalinius įstatymus, ir kad visuomenėje atsiranda toks pasakymas, kad jis yra toks ir toks, ir jis čigonas, todėl jis yra toks ir toks, staiga visai visuomeniai primesti pakeitimą savokos, kad čigonas reiškia yra įžeidimas, o Romas, Romas jau viskas neutralu. Taip? Tai siekiama, tai įvaroma į dokumentus, tai daroma prievartiniu būdu. Aš būdamas Vilniaus miesto tarybos narys susidūriau su tuo betarpiškai, kada buvo priiminėjama kažkodėl Romų, kai aš pasakiau, jūs man parodykit, ką reiškia tas Romas, jūs man parodykit lietuvių kalbos, didįjį lietuvių kalbos žodyną, nėra ten to žodžio. Vadinasi, tol, kol neatsiras ten tas žodis, mes negalim jo oficialiai naudoti. Dabar toliau. Vėl, sakykime, negras. Aš suprantu, kad negras Jungtinėse Amerikos valstijose, Prancūzijoje, Belgijoje, tai yra valstybėse, kurios turėjo kolonijas arba kuriuose tai buvo vergai, tai yra tikrai blogas išsireiškimas, tai yra labai įžeidžiantis. Bet Lietuva neturėjo kolonijų niekada. Tų negrų Lietuvoje, praktiškai jeigu būdavo dar prieš 40 metų, tai visi žiūrėdavo kaip į išimtinį atvejį. Lietuvių kalboje, lietuvių sąmonėje negras nėra įžeidžiantis dalykas. Aš sakydama žodį negras, taip pat kaip ir čigonas, aš nesiekiu įžeisti žmogaus, aš tiesiog naudojusi šito. Tai žiūrėkite, reiškia, kaip liberalizmų dengiantis, iš esmės įdiegiamas totalitarizmas, nes aš jau yra pažeidžiama mano laisvė naudotis tradiciniais lietuvių kalbos žodžiais. Tai aš visiškai sutinku, iš tiesų būtent dengiantis liberalizmu. Aš irgi sutinku. Ir iš tiesų pažeidžiama ir tikrai tie žodžiai lietuvių kalboje, jie savaime neturėjo jokio dominuojančio neigiamo atspalvio, bet to, kas čia nutinka, iš tiesų nei tie, vadinkime, Europai reikalavo, nubalsavo ir reikalavo juos taip pervadinti, ne, jie niekuo dėti.
juos taiga ateina ginti kažkas, kas nepriklauso šiai etniniai grupiai, pareiškia, kad mes dabar juos apginsime. Analogiškai visas kitas grupės, bet tie, kurie kalba, kad mes juos atstovaujame, nieko jie neatstovauja, arba gal vieną ar du žmonės iš tos grupės. Jie nėra jokie reprezentantai. Tai staiga ateiti ir kalbėti už kitą ir apsimesti jo gynėjų nėra liberalizmas, tai nėra to žmogaus įgalinimas, nekalbant apie tai, kad bandoma pertvarkyti visą visuomenę, tai yra veikiau kaip tik paternalistinis gestas, kad štai mes nuspręsime dabar, kaip tau blogai ir mes tave apginsime, nors tu sakai, kad tau visai neblogai ir tavęs ginti nereikia. Čia nesiskaitimas akivaizdus. Tai tie, kas taip daro, jie taip daro ne todėl, kad jie iš tiesų ką nors nori apginti, ar todėl, kad jie liberalai. Jie tiesiog žaidžia savo cinišką žaidimą. Jie žiūri, kaip naudojantis tam tikrais politiškai įtvirtintais, tarkime, pagarbos įvairioms gyventojų grupėms, nediskriminavimo ir panašiai principais, kurie yra geri principai, kaip jas naudojantis iš tikrųjų sunaikinti visą šitą pagarbos ir tam tikros politinės lygybės nusistovėjusi pasaulį, visą šitą sanklodą, kaip ją demontuoti. Jie taip daro ne todėl, kad liberalizmas savaime juos veda į šios paradoksus, jie tiesiog niekada nei minutės nebuvo liberalai, sakyčiau. Tai aš žiūriu, kad mums vietoj kaip diskusijos, kaip skirtingų pozicijų aktualaus gynimo beveik ir neišeina. Tik tai galbūt mes matom tuos pačius reiškinius, kurie iš vienos pusės kenkia tikram liberalizmui ir jau neabejotinai kenkia tiem žmonėm, kurie turi tautinį požiūrį arba bent kurie mato, kad valstybė tikrai reikalinga ir tikrai turi derinti piliečių interesus ir atstovauti maksimalę piliečių, arba taip, maksimaliai dideliai piliečių apimčiai. Tai čia praktiškai mes nediskutuojam, mes tik iš dviejų pusių teikiam argumentus dėl to paties. Tai aš dar kartą grįžtu prie to savo sukurto įvaizdžio, to koridoriaus. Kada bet kuris kraštutinumas yra blogas. O koridoriuje visuomenės raida suformuoja tam tikrus poreikius. Kai kada labiau reikia liberalių sprendimų, kai kada reikia labiau valstybinių. Aš dabar tiksliai nepasakysiu, bet maždaug prieš 12 metų, 12, gal 14, 15 metų, Danijoje vyriausybės pagrindas buvo liberalai. Ir kada artėjo rinkimų kompanija, arba taip, vyko rinkimo kompanija, tai liberalų valstybės, tos partijos dvi, kurios buvo koalicinės, jos sakė, taip, mes toliau tęsim liberales, mes mažinsim mokesčius, mes dar kažką. Bet jau klausė, o pasiekmės. Tai ką, reikės mokėti už vaikų darželius daugiau, ten mokiniai negaus kažkokių vadovėlių, ar ten pratybų turės pirktis, dar kažką. Kodėl? Todėl, kad jeigu atimi pajamas, tai turi sumažinti ir išlaidas. Tai yra elementarus reikalavimas. Liberalų reikalavimas, kad būtų kaip galima mažesnis perskirstimas bendro vidaus produkto dydyje, valstybės dalis būtų kaip galima mažesnė. Aš taip bent įsivaizduoju, aš taip suprantu. Galbūt ne visai politologiškai teisingai, bet aš taip tą pastebiu. Bet dabar žiūrėkit, laimėjo Danijos socialdemokratai po neilgo liberalų valdymo, būtent pareiškia, kad taip, mes grąžinsim mokesčius į ankstesnį lygį prieš liberalų valdžios ateimą, bet mes užtikrinsim, kad vaikų darželis bus nemokamas, bus prieinamas visiems, mokiniai gaus pusryčius ir bus vežami į mokyklą ir taip toliau. Kitaip sakant, jie grąžino socialinės garantijas, kurios dėl liberalios politikos buvo dalis kurių, gal taip pasakykime, buvo atsisakyta. Ir tai buvo sąmoningas piliečių pasirinkimas. Tai reiškia, kad tam tikrų momentų galbūt piliečiai intuityviai pritarė tam, kad reikia mažinti mokesčius. Klausykit, mes 54% bendro vidaus produkto pervarom per valstybę. Gal mums bus geriau? Pabandė. Ir tada nuėjo vėl atgal į tą pusę, kad vis tik tai dar kol kas geriau, kad būtų socialdemokratiškai paskirstoma.
Čia, sakyčiau, priklauso nuo konkrečios situacijos, va, ką reiškia tiksliai tas mažinti mokesčius, kokius mokesčius kiek mažinti ir kaip ir ką perskirstyti. Aš puikiai galiu įsivaizduoti, kad, tarkime, čia sumažinami mokesčiai ir gyventojai staiga negauna įprastų lengvatų, kurios buvo pakankamai svarbios ir reikalingos ir jie pasijunta įstumti į skurdą ir tada jie sako, kur va, tas nemokamas maitinimas darželiuose ir taip toliau. Bet galim įsivaizduoti situaciją, kur, na gerai, tie mokesčiai nėra sumažinti ir taip ir nėra nemokamo maitinimo darželiuose, bet jis kainuoja tiek, kad na, tėvams nėra sunku, tarkime, susimokėti. Ir ar psichologiškai žmogui nėra geriau, kad jis nesijaučia valstybės išlaikytiniu, kurio vaiką reikia maitinti nemokamai valstybės lėšomis, nes jis tiesiog jam nėra jokia problema tie pusryčiai. Čia kalba eitų tuo metu apie tai, kad žmogus, kuris jaučiasi pilnai pats save išlaikantis ir mokesčius mokantis ir susimokantis už įvairias paslaugas, kurių nemokamai negauna, bet čia būtent reikėtų labai niuansuoti, kokias, nes kai kurių reikia būtent valstybės finansuojama, bet toks dalykas kaip pusryčiai vaikams, na, prieš kažkiek metų žmonės nebūtų jiems į galvą atėję, kad valstybė turi už tai mokėti ir būtų įsižeidę. Tai šitas pripratinimas prie buvimo valstybės nuolat globojamų kiekvienam žingsnį ir jausmo, kad štai net vaikai liks nepavalgę, jeigu valstybė neduos kažkokios dotacijos, jis yra kažkas labai demoralizuojantis. Jeigu aš teisingai prisimenu, aš trupučiuką domėjausi, dar tada būdamas socialdemokratų partijoje, šitą rinkiminę kampaniją, tai tenai buvo labai aiškiai pabrėžta, kad mes balsuojam už socialdemokratus. Ne todėl, kad mes jaučiamės, kad mes negalim susimokėti, bet už tai, kad mes taip apsisprendžiame mokėti didesnius mokesčius tam, kad lygiau jaustųsi žmonės visuomenėje. Lygiau. Čia tie pusryčiai, supraskim taip, čia kaip pavyzdys tik tai yra ir kitų dalykų, kad vieniem tėvam, vienai šeimai, tai yra labai lengva, jie nepastebi. Jie vaikam dienpinigių duoda einant į mokyklą daugiau negu ten, sakykime, tie mokesčiai padidėjo. Bet kitiem tai gali išvirsti į tai, kad jie jaučiasi, kad jie netinka, nepritampa, jie visuomeniai šitoj per sunku ir panašiai. Ir tie solidariai nusprendė, kad vis tik tai geriau tam tikrus, kur žmonės fiziškai turi vienodus poreikius ir pabandyti tenkinti per valstybę. Čia viskas priklauso būtent nuo konkrečių. Tai aš atsiprašau, šitą pavyzdį pateikiau tai, kad tam tikrais momentais galima, pati visuomenė gali stengtis eiti arčiau minimalios valstybės, tai ir kad sumažintų valstybės kišimasi, bet pasikeitus sąlygom arba išaiškėjus aplinkybėm gali pasukti į tokių priemonių, kurios kaip tik valstybės galės didina. Nes turbūt suprantat, kad jeigu pusryčiai mokykloje yra finansuojami valstybės, tai tada valstybė įgyja teisę kažkokiu būdu organizuoti, kad nebūtų ten blogi tie pusryčiai, kad jie atitiktų sveikatingumo reikalavimus, higieną, dar kita. Tai reiškia padidėja jos įtaka. Ne, tai valstybė be abejo turėtų būti įsipareigojusi padėti tiems, kam trūksta, taip pat nebūtinai valstybė, galim įsivaizduoti religinės ar kažkokias neformalias organizacijas, kurios tą daro nebūtinai valstybė, bet bendruomenės kažkokias regioninės ar dar ką nors, bet esminis klausimas, tai čia manyčiau, ar nėra taip, kad pati valstybė sukuria situaciją, kurioje dalis gyventojų yra reikalingi šio pobūdžio po to gelbėjimo nuo skurdo ir sukuria, pavyzdžiui, būtent mokesčiais, ne kuo kitu, žlugdydamas smulkų verslą, pavyzdžiui, perteklingą didžiulę biurokratiją arba tarkime, tas vadinamas autorinis laisvas darbas, jis yra apmokestinamas milžiniškai, daug didesnės mokesčiais negu pelnas šiuo metu Lietuvoje. Čia yra blogai. Tai atsitinka taip, kad žmogus realiai nieko iš valstybės negaudamas tam, kad, pavyzdžiui, parašytų straipsnį, jam nereikia valstybės. Jis tačiau moka mokesčių gerokai daugiau negu tas, kam vykstant kažkokią gamybą
iš tikrųjų reikia valstybės infrastruktūros ir taip toliau. Ir jis turi sumokėti tiek, kad jam nelabai kas ir lieka. Ir tokiu atveju tada jam belieka laukti pašalpų ir liūdėti, jeigu jis jų negauna, ar kažkokių lengvatų ir taip toliau. Tai po to geroji valstybė ateina ir jam duoda tai nemokamą maitinimą ar ten dar ką nors. Ir jis tada jaučiasi išgelbėtas, nors ta pati valstybė gerai duodanti jam jį apiplėšė. Tai va, kaip nesukurti tokios situacijos, stengiantis, kad žmonės kuo labiau galėtų patys išsilaikyti. Jo, iš tikrųjų mes čia jau palėtėme klausimą, kurį aš buvau numatęs pačiai pabaigai, tai yra kokia valstybė geresnė, ar ta, kuri daugiau duoda, ar ta, kuri mažiau atima. Bet iš tikrųjų mes matome, kad vis tik tai rinkos sąlygomis, kurias, na, ir diktuoja ta liberali, sakykime, ekonominė filosofija dar nuo Smito laikų, rinkos sąlygomis, na, dalis žmonių apskritai neturi darbo. Ir jiems netgi, sakykime, tie ten grašiai, kuriuos jisai turi sumokėti už savo vaiko pietus mokykloje, jau yra problema. Tai vat, ar iš tikrųjų, na, eliminuodami valstybę iš tam tikrų sprendimų, taip pat ir va toj socialiniai srity, ar mes nesukuriame situacijos, kai dalis žmonių, na, apskritai nebegali išgyventi, nebegali išlaikyti savo šeimų ir kaip vat, rasti tą viduriuką, ar kaip Audrius gražiai išsireiškia tą koridorių, kad vis tik tai, na, valstybė nebūtų ta, kuri viską dalina, perskirsto, atimdama prieš tai iš tų piliečių, reiškia, ir įvedinėdami kažkokią tai lygiavą pagal Šarikovo filosofiją imti viską ir padalinti. Ir vis tik tai apsisaugant nuo to kito kraštutinumo, kai dalis žmonių, na, būtent praranda galimybės išsilaikyti patys, valstybė jiem nieko neduoda ir dar sakykime, sukuria tokias sąlygas, kuriam jie ir patys negali išsilaikyti. Tai žinoma, kad valstybė turėtų pirmas stengtis nesukurti sąlygų, kurie negali išsilaikyti, jeigu jau taip nutiko, liga ar šiaip kažkokia ypatinga. Tiesiog rinkoje nėra darbo vietų. Taip gali būti. Na, tai žinoma, kad valstybė tada turėtų padėti tam žmogui, neleisti jam pražūti ir neturėtų jos funkcijos būti apkarpytos iki tiek, kad maždaug tavo problemos. Šiaip va toks tam tikras vulgarus, karikatūriškas liberalizmo pavidalas, kurio mes prisiklausėm per 30 metų, jis maždaug taip ir kalbėdavo. Iš čia atsirado ta panieka tiems žmonėms pravardžiuojamiems visokiais pašalpiniais ir panašiai šlykščiai. Tas liberalizmo sukarikatūrintas vulgarus pavidalas nuolat ir kartojo, kad tu maždaug pats esi atsakingas ir kaltas dėl viso to, kas tau bloga nutiko ir štai tu esi labai sėkmingas ir šaunus verslininkas, klestintis, vadinasi, tu pats visko pasiekai, nors realiai tiesiog tau giminės leido tau nusavinti valstybės biudžetą arba sudarė išskirtinės konkursinės sąlygas ir taip toliau, bet tu pats esą savo gabumais pasiekai visą tai, nors dažniausiai taip nėra, arba tu pats kaltas, kad kažko analogiško nesukūrė, nors irgi iš tiesų ne pats kaltas, o tave žlugdė. Tai va, šitas monstriškas dengimasis liberalizmu, iš tikrųjų teisinant situaciją, kuri irgi atsirado ne kažkaip laisvai veikiant įvairioms konkuruojančiams ir turinčiams ką pasiūlyti jėgoms, nes to laisva rinka tai yra tiesiog idealus modelis, niekada realybėje nebuvo veikianti ir jos Lietuvoje iki šiol taip pat nebuvo. Tai tiesiog taip sukuriama dirbtinai situacija, kuri apsimeta laisvą rinką ir apsimeta ir teisina visus išlošusius arba pralošusius, kaip nusiplaudama rankas valstybėje. Valstybė apsimeta, kad mes čia niekuo dėti arba jos struktūros, nors iš tikrųjų tai jį pasukūrė tas nelygias situacijas, kažką protegavo, kažką sužlugdė arba tiesiog nedavė sąlygų įsiskleisti ir apsimeta, kad vadinasi čia tavo paties kaip individuo atsakomybė. Tai nei individuo atsakomybė, nei liberalizmo galop, tai yra irgi ciniškas manipuliavimas ir pirmiausia, neturėtų būti veikiančių, kiek tik tai įmanoma padaryti tokių struktūrų, kurios, tarkime, apsimeta kažko privačiu tokiomis nebūdamos, kurios apsimeta, kad yra atviras konkursas, nors jis atviras nėra ir taip toliau. Kad taip nebūtų, prižiūrėti šitą irgi galėtų būti viena iš valstybės funkcijų. Prižiūrėti, kad tokie dalykai nevyktų, nes o kas kitas gali tą daryti. Ir neleisti būtent tam parodomajam kabutėse liberalizmui teršti liberalizmo vardu.
nes visos tos socialinės įtampos ir blogybės jos atsirado ne todėl, kad buvo laisva rinka ir taip susiklosti, bet todėl, kad didelė dalim iš viso jos niekada nebuvo. Bet kitas dalykas, kad na taip, žmonės gali net ir jie esant tiesiog atsidurti įvairiose blogose situacijose, kur na, jie reikalingi pagalbos ir paramos, tai valstybė turėtų greta kitų institucijų, nes tarkime kitos irgi gali tą daryti, pavyzdžiui, kažkokios religinės bendruomenės ar kokiu nors kitų pagrindų sukurti klubą ir dar kas nors galėtų irgi padėti, bet valstybė irgi turėtų. Aš jokių būdų nesiūlyčiau ją minimalizuoti iki paliekančios kiekvieną iš mūsų likimo valiai. Tik neturėtų persistengti globodama ir lysti. Taip, gerbiamas Audriau, kaip pačiam atrodo, kaip valstybė galėtų spręsti darbo rinkos problemas, kad žmonės galėtų išsilaikyti patys? Žiūrėkit, Prienuose buvo 5 kirpyklos. Taip. Visos jos turėjo klientų, kažko dar taip toliau panašiai ir staiga krizė. Ir Prienų rajono savivaldybė priėmė programą smulkiam verslui remti. Taip. Ir pateikė parašymus dar 3, moteris, sakykime, ar kaip, 3 subjektai ūkio, įsteigti kirpyklas ir gavo paramą. Dabar atsirado 8 kirpyklos, kurių nei viena negalėjo užsitikrinti, todėl kad klientų nepadidėjo, o klientų mokama galimybė sumažėjo. Suprantat, ką tai reiškia? Rinka susitraukė, subjektų padidėjo. Tai rezultate po šitos reformos vietoj 5 liko 4. 4 išliko. Tai va čia yra tas pavyzdys, kada, šiuo atveju ne valstybės, bet savivaldybės, bet tai prilyginkim, įsikišimas siekiant gerų tikslų davė blogą rezultatą. Bet mes turėkime minty, kad kiekvienam laikotarpiui yra tam tikros priemonės. Dabar apskritai vyksta toks esminis gamybos persiorganizavimas plačiausia prasme. Gamybos, taip? Kad jeigu padavėjų nebereikia, jeigu atskrenda kažkoks, reiškia, droniukas ir nuleidžia tavo užsakymą ant stalo. Ir tau net gyvo žmogaus sutiknai. Yra tokios kavinės. Yra. Kada robotų, reiškia, dirba konservų gamykloje, majonezą gamina 30 žmonių. Taip. Pastato naują liniją, dirba 3 žmonės. Taip. Vienas pradžioj, kitas pabaigoj, o 3 prižiūri programinę įrangą ir mechaniką. Viskas, taip. 27 kažkur turi pasidėti. Reiškia, šiuo atveju vykstant tokiem dalykam, joks smulkus verslas negali išgelbėti ir tai, ką Marius iškėlė kaip problemą, juo toliau, to vadinamose išsivyščiusiose šalyse, jos aštrėja. Ir ne veltui pradeda atsirasti idėjos apie bendras išmokas ar minimalų pajamų lygį, kurį kažkas, dažniausia valstybė, turi užtikrinti. Nes jokia religinė bendruomenė, jokia teritorinė bendruomenė negali šito dalyko užtikrinti, nes jos yra per daug ribotos. Tai vat štai šitą problemą, kaip bus sprendžiama, aš kaip ekonomistas buvęs, nežinau. Kol kas nežinau. Negaliu atsakyti, bet tai nėra šiuo atveju tai yra ekonominio liberalizmo pasekmė. Plačiaja prasme. Čia sakyčiau būtent ne ekonominio liberalizmo, ir tą spręsti reikėtų politinėm priemonėm. Taip nėra, kad savaime rinka vystėsi ir štai savaime robotizavosi ir savaime taip nutiko, nes ji buvo laisvai, nebuvo laisva ir savaime taip nenutiko. Tiesiog politinė valdžia leido diegti tokias technologijas, skatino ir rėmė jų plėtrą, užuot uždraudusi. Tiesiog jų uždraudusi įstatymais, pavyzdžiui, naikinti darbo vietas ir robotizuoti, kurti įvairias funkcijų atlikimo struktūras, kurios būtų būtent mechaniškos, o ne žmogaus koordinuojamos.
koordinuojamos. Valstybė galėtų pasakyti, stop, mes to nedarysim, tarkime, mano antros Lietuvos programų. Ir aiškus įsipareigojimas prieš šitą dalyką, kad valstybė turėtų labai atsargiai ir labai įtariai žiūrėti į skaitmenizaciją ir stengtis kiek tik įmanoma ją kontroliuoti ir riboti, būtent ne piliečius, o skaitmenizaciją, neleisti jai atimti darbo vietų, neleisti jai iš esmės pakloti mums tiesaus kelio į totalitarizmą, nes galima sakyti va taip naiviai, kad tai gerai, nereikės dirbti paprastų darbų, nereikės dirbti padavėjomis ir kasininkėmis, viską atliks robotai, o kur dėsim padavėjas ir kasininkės, jos galės, pavyzdžiui, klausytis klasikinės muzikos, o gauti išmoką iš valstybės nieko nedarydamos. Bet gauti išmoką iš valstybės nieko nedarant ir tokiais pavirsti bemaž mūsų visus, tai būtent tiesus visiškas atviras kelias į totalitarizmą ir į absoliučią kontrolę, nes tada tos pajamos praktiškai nėra mūsų, jos priklauso nuo valstybės malonės, nuo surinktų duomenų apie mūsų socialinį priimtinumą, gerą elgesį, vadinamą socialinį kreditą ir mes bet kada galim būti šitos kabutėse rinkos pašalinti, tai nėra jokia laisvė nei nuo darbo, nei nuo nieko kito, tai kad taip nebūtų, nes būtent taip nutiko ne savaime dėl ekonominių procesų, taip nutiko todėl, kad buvo valstybių lygių užsakymai kurti tas technologijas, skatinti jas ir kaip tik tikintis jų atveriamo totalitarizmo potencialo jas diegti, o valstybė gali elgtis priešingai, turint politinę galią, galima įsipareigoti, sakyti, mes to neleisim. Mes neleisim pakeisti iš tiesų funkcijų mechaniniam, neleisim, tarkime, grynųjų pinigų skaitmenizuoti, tiesiog įstatymų tą uždrausim ir viskas. Nėra, kad pinigai savaime skaitmenizuojasi dėl ekonominių procesų, yra, kad suinteresuoti tos politinės jėgos tą užsako ir nesuinteresuotos galėtų elgtis priešingai. Tai aš matau tik politinį sprendimą, politinę valią, kaip galima priešnuoti šitam. Na kągi, mes jau palėtėm šiek tiek ūkinius klausimus, palėtėm socialinius ir jau visiškai einant link pabaigos norėtųsi grįžti prie to, kas man neslėpsiu, yra turbūt svarbiausia tema, tai yra moralė. Jeigu teisingai suprantu liberalizmo pasaulyžiūrą, tai yra daromos dvi prielaidos. Galbūt viena iš tų prielaidų labiau yra išplėtota, kita mažiau, bet yra dvi prielaidos. Tai viena prielaida, kad žmonės iš principo yra racionalūs ir mes apie tai jau turėjom vieną diskusiją, galbūt ateityje ir pratęsime. Ir kita prielaida yra, kad žmonės iš principo yra geranoriški. Apie racionalumą gal daugiau kalbėjo anglosaksų liberalai, apie geranoriškumą prancūzų ir vokiečių. Bet ar nėra taip, kad jeigu žmogus iš principo, dauguma bent jau žmonių, ar to labiau visuma, būtų ir racionalūs, ir dar geranoriški, ar tada apskritai reikėtų valstybės? Juk ekonomiką galima sėkmingai plėtoti be valstybės, kultūrą galima plėtoti sėkmingai be valstybės, ir mes matome, sakykime, ir iki šiol kai kurias gentis, kurių tikrai nepavadinsi nekultūringomis, bet jos puikiausiai tvarkosi be valstybės. Bet ar nėra būtent priežastis, kodėl reikia valstybės kad daugelis žmonių nėra nei racionalūs, nei moralūs? Ir ar ne valstybės užduotis ir būtų rūpintis pirmiausiai piliečių dorybėmis? Jeigu mes taip galvojam, tai pirmiausia, išeina, kad galvojam, jog valstybė atstovaujantys, vadinasi, užimantys aukščiausius postus subjektai, jie yra pakankamai turintys kompetencijų skirtingai nuo visos visuomenės, rūpintis likusių morale ir racionalumu. Palaukit, pažiūrim, kiek kurios čia valstybės tos aukščiausiai politiškai užsilipusios galvos ir geriausi kostiumai yra labai moralūs ir racionalūs ir imtų mus mokyti. Ir ar kai jie tą imtų daryti, štai, tarkime, mūsų įsilavinimu pradėjau mokyti mūsų premjerį Šimonytį. Tai taip nutinka neatsitiktinai, taip nutinka visada. Čia pirmas dalykas, sakyčiau, reikėtų klausti, ne kokie realiai žmonės yra, nes tai empirinis klausimas. Žmonės yra visokie ir jie nėra kažkokie statiškai fiksuotai tokie ar kitokie. Jie tampa vienokiais ar kitokiais priklausomai nuo požiūrio į save ir nuo terpės, kurioje jie yra. Tai geriau paklauskim taip, ar mes norim gyventi valstybėje, kuri mūsų piliečius laiko neracionaliais ir reikalingais moralinio vadovavimo, ir kaip atrodytų tokia valstybė.
ar ji nekelia kartais šiurpų, ar valstybėje, kuri laiko mus pakankamai protingais ir sugebančiais priimti savarankiškai moralinius sprendimus, tol kol nepažeidžiam įstatymų, tada jau įsikiša. Antras valstybės variantas turbūt nelabai reikia komentarų, kad jis yra leidžiantis kvėpuoti, kai tuo tarpu pirmas ne. Geriau šiuo atveju, kai kuriais atvejais suklysti, darant šitą prielaidą, nes tiesiog pasaulis, kurį mes sukurtume politinį su tokia prielaida apie visuomenę, jis yra tas, kuriame galima gyventi, bet pasaulis politinis, kuris mus visus avansų laiko neprotingais ir blogais, vadinasi, nuolat taiko kaltumo prezumpciją, nuolat reikalauja aiškintis dėl to, ko dar nepadarė, muša avansų už asotį, kurį gal sudaužys ateityje ir panašiai. Tai toks pasaulis būtų iš esmės artėjantis prie didžiulio totalitarinio kalėjimo ir jis paradoksaliai, net jokio čia paradokso nėra iš tiesų, jis tiesiog priešingai savo intencijoms, jis tada esą turėtų mokyti mus kažkokio moralumo, bet jis mokytų amoralumo, nes žmogus negali tapti moralesnis nei yra. Jeigu avansų laikomas amoraliu ir už tai avansų įtarinėjimas reikalauja jo pasiaiškinti, pasiteisinti, pavyzdžiui, kas kartais išeidamas iš darbo vietos deklaruok iškratyk kišenes, kad nieko nepavogė, nes valstybė tave laiko avansų vagimi, nors neturi jokių priežasčių, tiesiog šiaip mano žmogaus prigimtis tokia, ar nepasiaiškink. Tai ar mes norim dirbti, pavyzdžiui, įmonėje, kuri nuolat krato mūsų kišenes? Nes kartais žmonės kažką pavagia, bet ar norim mes būti visi kratomi? Tam nereikia įrodinėti, kad žmogus negali pavogti, gali, bet geriau dirbti tokioje vietoje, kuri tavęs vagim nelaiko, ar ne? Tai va taip manyčiau ir su valstybė, ar jos reikia, jeigu žmonės pakankamai bent minimaliai racionalūs ir daugumoje geri. Taip, paprastai reikia, nes valstybė užsiima ne jų protinimu ar moralizavimu, valstybė užsiima koordinavimu įvairių bendrų veiklų, sukūrimu infrastruktūros, teikimu pačių bendriausių paslaugų, gynyba krašto ir panašiais dalykais. Tiesiog valstybė yra tam tikras organizuotas būvis, reikalingas nepriklausomai nuo to, ar mes esam geri ar nelabai. Tai tiesiog religiniai bendruomeniai, pavyzdžiui, turi rūpintis mūsų soteriologija, bet ne valstybė. Aš šiaip sakyčiau, nieko nėra baisiau už valstybę, kuri tai daryti. Valstybė, kuri apsimeta staiga kunigų, pranašų ar bent filosofų, būdama realiai viso labo buhalterių, tai yra katastrofa. Štai dabartiniai mūsų valdžia mūsų laiko visus neracionaliais ir tą nuolat garsiai pasako. Bet pažiūrėkim jos pačios racionalumą ir tai neatsitiktinumas, nėra, kad pakeisim juos kitais ir jie gal teisėtai bus racionalūs, niekinantis visus kitus, nes sakyčiau, kad kiekvienas, kuris drįsta staiga įsivaizduoti, kad visi aplink kvailiai yra moralūs, jis jau vieno to įsivaizdavimo pats ima tapti tokiu ir jis nebūtų geresnis atsistojęs į tą vietą. Audriau, paties rezumė? Tai mano tokia dėl moralės, dėl racionalumo. Šiaip aš matau daug pavyzdžių, kad vis tik tai iš tikrųjų žmonės yra racionalūs ir moralūs kartu. Dauguma žmonių, dauguma. Pats paprasčiausias pavyzdys. Karas Ukrainoje. Juk pažiūrėkit, ką jis pavertė lietuvių tautą. Kur jau sakoma, kai pas kaimyną, reiškia, užsidegė tvartas, tai tik tai man labai gerai. Ne, tai kalbamagi tokie anekdotai eina. Neseniai girdėjau, kad pagal žmonių aukas Ukrainos reikalams Lietuva pirmauja pasaulyje skaičiuojant ar gyventojų skaičiui, ar bendram vidutiniam tenkančiam bendram produktui, reiškia vienam žmogui Lietuvą. Tai reiškia, kad žmonės racionaliai paskaičiavo, kad jeigu bus nugalėta, okupuota Ukraina, tai toliau ir mūsų tas pats laukia. Tai čia yra vienas dalykas. Iš kitos pusės moraliai, sakykime, aš asmeniškai kiekvieną mėnesį 100 eurų aukoju Blue Yellow, sakykime, reguliariai. Žmona mano, kai tik tai kokie koncertai, aukoju irgi savo tą telefoną, kai sąskaitas gauna, tai ryškiai matosi. Tai aš nenoriu pateikti save kaip tokio moralaus pavyzdžio, bet taip elgiasi daugybė žmonių.
Tai reiškia, yra ir moralė, yra ir racionalus apskaičiavimas. Ačiū Dievui, kad mūsų valstybė, mano akimi žiūrint, elgesi irgi ir racionaliai, ir moraliai šitame klausime. Tai taip. Bet dabar, kad visiškai valstybė, jeigu, sakykime taip, visiškai nekreips dėmesio į moralę, tai tada jeigu visiškai nekreips dėmesį į moralės lygį, moralės judėjimo kryptį, gali susinaikinti pati. Kodėl? Todėl, kad tai, kas yra tradiciškai morališka, tradiciškai suprantama, yra nukreipta į valstybės regeneraciją, tai yra atsistatymą. Yra visuomenėje, tai yra etapai istoriniai, kada atsiranda moralės, sakykime, pavyzdžiai, srautai, kryptis, kuriuose valstybės, kurios yra iš tikrųjų antivalstybinės ir antivisuomeninės, visuomenės reprodukavimosi prasme. Tai šitoj vietoj manau, kad valstybė turėtų tą dalyką visgi kontroliuoti. Jeigu kalbėčiau ne bendra, o konkretaus pavyzdžio atžvilgių, tai sakykime, homoseksualių santykių propagavimas, ypač jaunam amžiuje, iš tikrųjų yra visuomeniai žalingas dalykas. Nes aš to tiksliai nežinau, bet aš priimu informaciją, kad apie nuo 5 iki 8% žmonių gimdami turi tam tikrą geną, kuris juos verčia elgtis taip. Teko matyti tokius duomenis, neprisimu už jų, bet tas vis tiek yra reiškinys toks, kad šitų santykių privedimas prie jų loginės pabaigos visuomenės reprodukciją mažina. Jeigu jis išplinta daugiau negu negu tai, kas yra duota gamtos. Tai šitoj vietoje aš manau, kad visos visuomenės interesas turėtų būti, kad valstybė vis tik tai jinai nediskriminuotų kažkokią griežtą formą, nekištų nosies į konkrečią lovą, bet iš kitos pusės jinai turi imtis priemonių, kad bent jau vaikai ir paaugliai būtų apsaugoti nuo šitos moralės skleidimo. Tai, čia, kaip čia pasakius, tai toks pavyzdys. Jeigu kalbėtumėm apie racionalumą, tai reikia pasakyti, kad turi racionalumą riboti. Kodėl? Todėl, kad labai racionalu yra nusipirkus pistoletą stovėti patvoryje ir atiminėti iš praeinančių žmonių materialinės vertybės. Labai racionalu. Nelabai racionalu. Labai racionalu, jeigu tu eisi iš vieno to žmogaus taško, iš visuomenės pusės, tai nėra racionalu. Todėl valstybė ir turi šiek tiek reglamentuoti, gal ne šiek tiek, bet rimtai reglamentuoti šitos dalykus. Dabar toliau grįžtant prie jūsų paimto pavyzdžio dėl valstybės kišimosi, nesikišimo šiuo atveju į robotizacijos procesus. Tai ar yra racionalu įdiegti aukštesnę gyvenimo, arba taip, aukštesnį produktyvumą? Racionalu. Man kaip ekonomistui tai yra aišku. Dabar klausimas, tai kam racionalu? Racionalu iš tikrųjų turėtų būti racionalu ir visai visuomeniai, ypatingai, kada pasaulyje yra labai daugybė lygių, skirtingų gyvenimo lygių ir visuomenės ir gamybos jėgų išsivystymo lygių. Tai tie, kas priekyje eina, tie nusiurbia grietinę. Tai šita prasme, sakykime, Jungtinėse Amerikos valstijose, Kanadoje, Naujoje Zelandijoje, Australijoje. Aš galiu daugiau pavardinti šalių, kurios šiuo momentu pirmauja gamybinių jėgų vystymėsi. Netgi toks dalykas kaip Taivanis, kuris atrodytų, Kinijos tenais, kinai gyvena. Bet iš tikrųjų jie elgiasi racionaliai. Todėl, kad jie per šiuolaikinių skaitmeninių technologijų pagreitinta lyginant su kitų pasaulių plėtra, jų visuomenių gyvenimas potencialiai turtėja. Jo, tai ar galėtumėm pabaigoje
sutarti, tarkim, va, dėl tokio dalyko. Na, kalbant apie moralės ir racionalumo ugdymą. Ar nebūtų čia sprendimas vis dėlto aiški riba tarp privataus ir viešo? Privatus žmogaus gyvenimas, ar jis, sakysim, renkasi ten homoseksualų gyvenimo būdą, ar jis renkasi kažkokį kitokį, ar jis renkasi vartoti gausiais kiekiais alkoholį, ar jis netgi renkasi vartoti kažkokius stipresnius, psichoaktyvius medžiagas, sakykime, kažkokias tai priemonės psichoaktyvės. Ar vat būtent atribojimas to nuo viešojo lygmens, ar būtent viešame lygmenyje tam tikros krypties, sakykime, moralinės nustatymas, nebūtų va tas sprendimas, kad kas privatu, tai tavo reikalas, bet kas jau yra vieša, čia jau valstybė kaip respublika, kaip viešų reikalų sprendėja įsikiša. Valstybė bet kuriuo atveju įsikiša įstatymais, bet būtent įstatymai nemoralizuoja. Baudžiamasis kodeksas yra tiesiog rinkinys punktų, kad jei asmuo padarė tokią ar anokią veiką, tai jis baudžiamas esant pakankamoms aplinkybėms ir nusikaltimo sudėčiai tuo ir tuo. Ir štai ir viskas, bet ten niekur nėra apeliacijų jokią moralę, skyrus, kartais tai netiesiogiai panaudojama, kad apibrėžtie, kad ten, tarkime, asmuo savo kažkokiais veiksmais galbūt sutrikdė gerą atmosferą buvusią toje aplinkoje ir dėl to jis gali būti baudžiamas. Bet štai ir viskas. Aš sakyčiau, kad viešai erdvėje koordinuoti nereikia jokio valstybės moralizavimo, pakanka tam tikro, ir šiuo metu jis yra pakankamai geras ir bendriausia prasme nereikalingas kažkokios revizijos tas įstatymų korpusas, prižiūrintis, kad kažkas tokio žalingo dalį visuomenės narių potencialiai nevyktų, tarkime, baudžiama žmogžudystė, baudžiama vagystė, bet ne todėl teisinė kalba, kad tai amoralu, tiesiog todėl, kad baudžiama, štai ir viskas, teisė neapeliuoja šiuo būdu tiesiogiai į kažkokius moralizuojančius dalykus, tai valstybė neturėtų kalbėti būtent kaip pamokslininkas. Tai tą pasakyti, tai nereiškia pasakyti, kad pamokslavimo funkcijos niekas visuomenėje neturėtų imtis, to kažkas gali ir turi imtis. Yra kiti žmonės ir kitos struktūros, kurios tą daro, bet ne valstybė. Aš ginčiau būtent tą nuostatą, kad valstybė moralizuoti neturi, o moralizuoti gali kunigas, gali pedagogas, gali tėvai, gali įvairios... Bet pedagogas yra valstybė, atsiprašau. Pedagogas yra valstybės tarnautojas, bet aš turiu minti ne valstybės vardu. Pedagogas kaip jis moralizuoja, jeigu jis moralizuoja pasižiūrėjęs į ministerijos atsiųstą sąrašą, tai yra labai blogai ir jis tik atgrasys nuo viso to, ką jis kalba, bet jis gali tam tikrų būdų veikti žmonių elgesį, tiesiog būdamas gerų pavyzdžių. Štai kaip atrodo žmogus, kuris, pavyzdžiui, nemeluoja ne todėl, kad ministerija liepia, o todėl, kad jis pats laikosi tokio požiūrio. Tai yra poveikis ir tik tai toks moraliai tik taip ir veikia. Moraliai nėra kažkoks iškaltas kodeksas, kad daryk taip ir tada tau bus gerai, arba jei nedarysi, bus blogai. Kas tik todėl taip elgesi, tas elgesi tik legaliai, bet nemoraliai pagal apibrėžimą. Tai būtent čia viena iš pagrindinių tų valstybės minimalumo apibrėžimo sampratų ir yra, kad valstybė neturi būti moralizuojančia ir moralinė. Jis suspenduoja šią savo norą galbūt pasisakyti tais klausimais ir viskas. Tiesiog palieka apie tai spręsti, kas gera, o kas bloga žmonėms patiems, bet neatsisako kai kuriais atvejais įsikišti ir nubausti už tam tikras veiklas arba kai kurias galbūt paskatinti, bet ne todėl, kad išpažįsta kažkokį deklaruotą gėrio ar blogio supratimą, tiesiog legalistiškai. Supratau, tai Audriau, jau visai einant prie pabaigos, jeigu būtų įmanoma kažkaip trumpai. Labai trumpai. Ar toks dalykas, kad tavo tezė apie tai, kad atskirt privatų nuo visuomeninio, yra neteisinga. Kodėl? Aš vieną pavyzdį pateiksiu. Sėdi savo namie žmogus ir privačiai vartoja alkoholį. Pasigeria, atsistoja, prisvirduliuoja prie durų, išeina, sutinka kaimynę,
apspjauna, nueina toliau, reiškia, išeina į gatvę, paima akmenį, meta į langą, sustabdo taksi važiuojantį pro šalį, privemia jį ir dar neatsiskaitęs pabando pabėgti. Tai taip jisai privačiai prisigėrė. O toliau visi jo veiksmai išėjo į viešumą. Tai yra į, kaip sakant, viešą interesą pradėjo pažeidinėti. Teisingai Nidas sako, jį tada reiktų sulaikyti, nubausti, tai baudą, dar kažką. Bet tai nepakeis to, kas įvyko. Lygiai tas pats su stipresniam psichotropiniam medžiagom. Kodėl? Todėl, kad kai žmogus tampa ligonis, dažniausiai jis neturi savų lėšų savo gydymui. Reiškia, pažeidžiamas visos visuomenės interesas. Tai vat šitoje vietoje visuomenė, turi dėti kažkokias ribas. Laukit, tai jūs sakote, kad aš tai sakyčiau, kad tiesiog šiuo atveju reikėtų nubausti tą žmogų už tai, kad nesumokėjo taksistui viskas, o neklausti, kokios priežastys jį privedė iki to, nes jei klausiam, tai tokiu atveju jūs sakote, kad valstybė turėtų neleisti jam privačiai vienam, pavyzdžiui, įsigerti. Nes tik taip mes apsisaugosim, kad nesivystytų. Ne, kalba eina ne apie tą leisti, neleisti. Kalba eina apie tai palaikyti. Ar truputį, ar net kažkokiu būdu riboti. Kažkokiu būdu. Todėl, kad jinai negali užkirsti kelio išsilieti asmeniniam, privačiam į visuomenę. Negali užkirsti. Neužrakins durų. Lygiai taip pat ne kiekvienas, kas namie prisigėrė, imsis atitinkamai toliau taip elgtis. Tai būtent todėl aš sakau, į tai nereikia kištis. Nereikia, nes ką valstybė apie tai gali pasakyti. Padaryti taip, kaip dabar, uždrausti nuo 8 valandos įsigyti alkoholį ir tai mes kažkaip nuo to apsisaugojam, nuo tokių ekscesų. Aišku, kad ne, mes tik laikom žmonės neįgaliais nuspręsti, kada jiems ką pirkti. Ir tai yra demoralizuojantis efektas. Štai ir viskas. Šiaip mes pirmiausia kažkodėl galvojam, ką daryti, kad visuomenė būtų ideali, nieko nepadarysim ir nieko nereikia daryti, niekada nebus ideali, niekada nebus taip, kad žmonės nedarytų nusikaltimų, kad jie nesielgtų kaip nors kenksmingai ir blogai. Visiškai sutinku. Bus taip. Bet ir jūs sutikit, kad negalima imti kiekvieno konkretaus atvejo, bet mes galim kalbėti apie tendencijas, apie masinius reiškinius, kurių tyrimai yra vykdomi ir matomi. Vat sakykime, kad buvo apribota laikio atžvilgių prekyba alkoholiniais gėrimais, po kurio laiko, pirmas dalykas, sumažėjo alkoholikų gydymo išlaidos, dar po kažkokio laiko kriminalinis nusikalstamumas sumažėjo. Aš specialiai to dalyko nesidomėjau, užrašų nevedžiau, bet aš mačiau šitą spaudoj tos duomenys. Spaudoj mes matom daug tendencija tokia buvo. Ne, čia aš kategoriškai nepritariu tokiem veiksmams, nes jie yra tiesiog būtent totalitarinės valstybės žingsnis po žingsnio. Po to nubauskime už nesveiko maisto vartojimą, skaitant už pyragaičio valgymą, nes po to žmonės turi antsvorio ir ligų ir valstybė reikia juos išlaikyti, nubauskime už vieną ir už kitą ir už trečią dalyką, įsitraukime kažkokį atvejį, kada socialūs žmonės sumuša vaiką, priimkim matuko reformą ir taip visus laikykim potencialiai tokiais ir ko gero kiekvienam name įsteikim po kamerą, kad taip nebūtų ir dar paskelbkim statistiką, kad žiūrėkit sumažėjo, ne. Tikrai nesumažėjo alkoholikų dėl to, kad nebėra nuolaidų geram vynui ir nuo 8 valandos negalima nusipirkti, nes alkoholikai paprastai ne ten perka ir ne tą perka. Ir čia yra tik tiesiog mūsų visų laikymas va tokiais ir aš labai nepritariu šitoms iniciatyvams, bet čia jau kita kalba, tema turbūt tai neverta plėstis. Ne, iš tikrųjų tai ta pati tema, bet dėja mūsų laida jau ir taip šiek tiek išsitęsė ir paskui žmonės pavargs klausytis. Aš tikiuosi, kad kol kas dar nepavargo iš tikrųjų, tai manau, diskusija vis tiek buvo turininga. Manau, kad daug kur mes vienas kitą supratome. O kur nesupratome arba nesutarėme, tai bus dar galbūt kitų progų padiskutuoti. Tai tikrai labai ačiū abiems mūsų laidos dalyviams. Labai didelis dėkui mūsų žiūrovams. Jeigu sudominome, kviečiame prenumeruoti mūsų kanalą platformoje YouTube, dalintis su draugais ir žinoma, jungtis į diskusijas. Iki naujų susitikimų. Sudie. Viso gero.